Nusipirkai automobilį JAV aukcione. Kaip patikrinti, ar jam tikrai priklausys nulinis muitas? Pirmas žingsnis – VIN numeris. Pirmasis VIN simbolis paprastai parodo, kurioje šalyje automobilis buvo pagamintas arba galutinai surinktas. Jeigu VIN prasideda skaičiumi 1, 4 arba 5, tai paprastai reiškia Jungtinės Amerikos valstijas. Skaičius 2 dažniausiai reiškia Kanadą, o 3 – Meksiką. Todėl JAV aukcione nupirktas automobilis, kurio VIN prasideda 2 arba 3, nebūtinai bus JAV kilmės. Pavyzdžiui, Toyota, BMW ar Volkswagenas gali būti pagamintas Jungtinėse Amerikos valstijose, o amerikietiško prekės ženklo automobilis gali būti surinktas Meksikoje arba Kanadoje. Taigi svarbus ne logotipas ant kapoto ir ne tai, kur vyko aukcionas, svarbi automobilio kilmė. Bet čia dar vienas kabliukas. Vien VIN numerio muitiniai gali neužtekti. Norint pritaikyti nulinį muitą, kilmę gali tekti pagrįsti ir dokumentais. Todėl prieš perkant automobilį reikėtų paprašyti pardavėjo arba eksportuotojo dokumento, kuriame būtų aiškiai nurodyta automobilio kilmė. Tai gali būti dokumentas, gamintojo patvirtinimas arba kitas pagal taikomą muitinės tvarką priimtinas kilmės įrodymas. Svarbu, amerikietiškas automobilio registracijos dokumentas titul pirmiausia patvirtina nuosavybę ir registracijos istoriją. Jis savaime nebūtinai yra pakankamas kilmės įrodymas. Todėl praktiškai pirmiausia reiktų patikrinti VIN, antra patikrinti gamybos šalį konkretaus modelio ir komplektacijos duomenyse, trečia, dar iki pirkimo paklausti muitinės tarpininko, kokio kilmės dokumento reikės būtent tam automobiliui. Nes po aukciono aiškintis, kad dokumentų nuliniam muitui nėra, gali būti šiek tiek per vėlu. Ir tada vietoje 0% muito vėl turėsime seną gerą 10. Taigi, VIN gali pasakyti, kur pradėti paiešką, bet galutinį sprendimą dėl kilmės ir muito tarifo priima muitinė, vertindama pateiktus dokumentus. Taigi protingų sprendimų.